Sveiki, brangieji. Iš tikrųjų, kaip gera važiuoti kelyje ir žiūrėti tokius nuostabius vaizdus. Bet šiandien kažkaip tai ir noras atėjo su vienu žodžiu pasidalinti su jumis. Būtent, kad čia apie antras pusės, kada tu savo viduj turi troškimą dovanoti save, bet yra tam tikras apribojimas. Tai yra žmogiškumas, kuris, sakysime, tave riboja tuo, kad jeigu, sakysime, kažkaip tai į tavo meilę nėra atsakoma tiek, kiek tu norėtum, tu pradedi ribot save kito žmogaus atžvilgiu. Ir būtent, kad aš taip ir pagalvojau dabar, tiesiog atėjo tas supratimas, kad taip ir turi būti. Tu pats iš savęs ir negali mylėti tiek, kiek tam žmogui reikia. Ir čionai reikia Dievo meilės. Ir būtent, kada tu prisipildai Dievo meilės, tada tu gali pakelti to kito žmogaus visokius ten į tavo meilę nereagavimus ar kažkokius inkštimus ar dar kažką. Bet momentas yra toksai, kad tau padovanotas žmogus, kad tu jame atskleistum pačias gražiausias savybės. Ir tavo jėgų tam nepakanka, va čia tai jėga. Supranti, tavo jėgų šitam dalykui neužtenka, tavo kantrybė šitam neužtenka, tavo išminties šitam neužtenka. Ir kaip gera, kai reikia šventosios dvasios. Ir žinai, tada prasideda tikroji santuoka, tada tikrasis susijungimas, tada prasideda tikrasis pažinimas meilės, kuri yra beribė, kuri yra begalinė, kuri yra visa pakelintis, visa vyliantis, visa tikinti. Ir tai yra nuostabu, kad tokią meilę mums duoda Dievas išgyventi santuokoje. Taip, kad brangusis, jeigu tu santuokoje džiūgauk, kaip sakoma, sustiprink, kas buvo palūžę, bet sustiprink ne savo jėgą, ne savo išmonę, bet Dievo, kuris myli tave, kuris kviečia tave į tą meilę santykį su juo. Ir tas meilės santykis tekės į tavo santuoką, tekės į tavo draugystę, tekės į tavo asmeninius santykius. Taip, kad, mylimasis, jeigu tu dar noriu paraginti, jeigu tu dar nesi vedęs, bet draugauji ir tave kaltina, kad čia nuodėmė gyvena susimetus ir taip toliau, mylimasis, pagalvok, kodėl Dievas mus vadina nuotaka. Dėl to, kad tai yra patys galingiausi, patys nuostabiausi santykiai, kokie tik gali būti būtent santuokoje. Tai yra, kada sandoroje, kada du susitarė būti vienu. Ir šitoj vietoj tai yra pats didžiausias ir pats stipriausias ginklas prieš bet kokį velnio melą. Todėl velnias taip nemėgsta santuokų, todėl jis taip jas puola, atakuoja, niekina, žemina ir bando sumenkinti santuokos reikšmę. Aš tau sakau, santuoka yra pats nuostabiausias dalykas, kokį tu kada nors esi turėjęs. Ir būtent jeigu tu dar svarstai, ar šitas žmogus, tai tikrai pasakysiu, kad Dievas, ačiū Dievui, nesvarstė, ar tu tinki. Jisai paėmė tave būtent tokį, koks tu esi. Būtent ten, kur tu esi. Negerino tavęs, netobulino, bet savo meilę išliejo tau būtent tada, kai tu dar buvai nusidėjėlis ir kai tu dar nieko vertas nebuvai. Dulkė, kuris sukilusi prieš kūrėją. O dabar, kai esi atstatytas, kai esi pripildytas šventąja dvasia, tu esi jo mylima nuotaka. Jisai būtent taip su tavim bendrauja, jisai būtent taip į tave žiūri. Ir, mylimasis, sakau, dėl pačių santykių, apsisprendimas aš tau 100% duodu. Pats geriausias santuoka. Pats geriausias. Jeigu tu galvoji, kad šitie santykiai čia truks ilgai, neilgai, jeigu tu nesvarstai, kad tai yra visos amžinybės reikalas, pamiršk tai, bet jeigu tu galvoji, taip, aš noriu, kad šitas žmogus mane visą gyvenimą lydėtų, visą amžinybę. Tai į tuos santykius Dievas tave kviečia, į tokius santykius. Būtent, kad jisai duoda kaip provaizdį santuoką, kaip ir Kristus milo bažnyčią.
Tai būtent taip vyras pamilsta savo žmoną. Ir jisai ir varge, ir džiaugsme, ir visame jisai myli ją. Tokia, kokia jinai yra. Aš iš savo pusės kalbu. Aš tikiu, kad moteris lygiai taip pat vyrą myli tokį, koks jis yra. Ir gerbia. Ir raginu tikrai su didžiausiu džiaugsmu. Atnaujink savo santykį su savo mylimu žmogum. Atnaujink iki tokio lygio, kad tu norėtum dovanoti jam save. Nežiūrėtum, ką jis tau gali duoti, bet tu žiūrėtum, ką tu jam gali duoti, kiek tu gali padovanoti, kiek tu gali dėl jo padaryti, kad ta nuostabi draugystė, kuri virto santuoka, užsiliepsnotų didžiulę meilės liepsną. Taip, kad būkit palaiminti ir mylimi.